Jeigu žmogus nori, tai visada ras apie ką nerimauti. Apie paradoksą, kad kuo daugiau mes pasirinkimų turim, tu stipresnis nerimas. Jeigu pasirinksiu kažkurį variantą, tai kitas, tai tikrai bus praleistas. Neįmanoma pasirinkti visų vienu metu. Jeigu žmogus nori, tai visada ras apie ką nerimauti. Ir dar jeigu taip, čia galima net ir FOMO susijęti su paradoksu pasirinkimu. Barry Schwartzas yra apie tai kalbėjęs, apie paradoksą, kad kuo daugiau mes pasirinkimų turim, tu stipresnis nerimas. Taip, tuo mes labiau nelaimingi, ne? Kad iš kuo daugiau renkamės. Nes tą partnerį pasirinkau, bet jeigu būčiau pasirinkęs kitą partnerį, tai ten galbūt kažkaip dar sėkmingiau, dar laimingiau gyvenčiau. Jeigu pasirinkčiau kitą karjeros liniją, tai irgi ten kažkas būtų. Apie tokį sunkumą pasirinkti, kai yra daug pasirinkimų. Ir iš čia irgi kyla ta baimė, kad, o tai jeigu pasirinksiu kažkurį variantą, tai, kitas, tai tikrai bus praleistas. Neįmanoma pasirinkti visų vienu metu. Ir dar kažkas teisingai pasirinko, arba dar pasirinko tą variantą, kurio aš nepasirinkau ir dar tada... Čia yra baimė, kad pasirinksiu kažkokį ne patį geriausią.